5 pagrindiniai profesionalios lazerinės epiliacijos ir namuose naudojamo fotoepiliatoriaus skirtumai. Pirmas ir svarbiausias tai yra techniniai parametrai. Darbinė galia profesionalaus vardinio lazerio siekia nuo 10 džiaulių ir kyla iki 40, 50, 60 ir daugiau džiaulių. Fotoepiliatorius gali pasigirti tik tai 6-8, labai retais atvejais 90 džiaulių galia. Kągi tai reiškia? Kaip ir vandens negalite užvirinti be tam tikros galios, taip ir čia. Plauko nepaveiksite, neturint pakankamai džiaulių. Labai svarbus kriterijus yra bangos ilgis. Visi lazeriai turi tik tais tam tikrą bangos ilgį ir jokį kitokį. Tai yra, aleksandritas turi 755 nanometrų bangą, diodiniai lazeriai turi 808 arba 810 nanometrų bangą ir NDJAGai turi 1064 nanometrų bangą. Tačiau prieš tai buvusiuose video aš jau aiškinau, kodėl jie nėra naudojami Lietuvoje. Na ir trečias labai svarbus parametras yra pačio šūvio galia. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad jeigu šūvis negeneruoja pakankamai galios, vadinasi plaukas ir nesugeria, negauna tos šviesos, kurią turi paversti labai didelė šiluma. O ta šiluma turi siekti, atsiminkite, netgi 70 laipsnių. Taigi, vardiniai profesionalūs lazeriai turi galią nuo 1000 vatų. Gali siekti ir 2, 3 ir 5 tūkstančius vatų. Tai kuo daugiau, tuo yra geriau, tačiau vėlgi tam yra limitas. Bet naminis fotoepiliatorius gali pasidžiaugti tik tais 65 vatų galia. Ką tai reiškia? Kad net kaitrinė lemputė turi daugiau. Taigi, visi šie mano išvardinti parametrai natūralu, kad labai įtakoja kainą, pačios įrangos kainą. Profesionali įranga kainuoja nuo 30 000 ir daugiau. O naminis fotoepiliatorius tai kainuoja 100 ar 600 eurų. Tai kad visa tai, ką aš tik išvardinau, labai remiasi į kainą ir į kokybę. Procedūrų dažnumas. Naudojant profesionalią įrangą ir einant visą sesijų kursą, jums reikės atlikti pradžią kas 4, paskui 6, 8, 10 ir 12 savaičių, tol, kol jūs nebaigsite savo kurso. Vėliau jums užtenka lankytis tik tais 1 kartą metuose. Ir tai darant, jūsų rezultatas bus ilgalaikis ir galbūt netgi visam gyvenimui. Kaipgi vyksta su naminiu fotoepiliatoriumi? Kai tik jį įsigijate, pradžioje procedūras turite daryti 2 kartus per savaitę. Vėliau jau 1 kartą per savaitę, o vėliau 1 kartą per 2 savaitės ar 3 savaitės. Ir tai turite daryti visą likusį gyvenimą, nes sustojus tai daryti, dėja, rezultatas išnyksta. Kokiogi efekto tikėtis net nutraukus procedūras? Po profesionalios lazerinės epiliacijos efektą matysite dar metus 2. Retais atvejais net ir iki 5 metų. Kodėl? Nes kai tik tais jūsų organizmas vėl pagamina pakankamai melanino, plaukas atauga. Taigi tai labai priklauso nuo jūsų. Kas vyksta su naminiu fotoepiliatoriumi? Deja, nedarant procedūrų, tai yra nedarant to kas 2-3 savaitės, maždaug po mėnesio 2, jums grįš jūsų plaukai. Na ir paskutinis skirtumas tai yra tvarumas. Kitaip tariant, kas bus mano įrangai, kai pasibaigs šūviai. Profesionaliame lazeryje tiesiog bus pakeistas diodas. Ir pats aparatas, pati įranga toliau sėkmingai veiks. Tačiau naminis fotoepiliatorius keliauja į šiukšlių dėžę.